Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes visą tai turi vykti, bet tai dar ne galas. Божий мир в ваши сердца, родные. Dievo ramybė jūsų širdim brangieji. Сегодня я хочу обратиться ко всем, Šiandien noriu kreiptis į visus krikščionis, сейчас проходят тяжелее. kurie dabar išgyvena sunkiausius laikus. Я не могу вас чему-то учить. Aš negaliu jūsų ko nors mokinti. Сейчас не я сижу под обстрелами, Dabar ne aš esu apšaudomas. не прячусь со своей семьей. Nesislepiu su savo šeima nuo sprogimų, kaip daugelis iš jūsų. Сегодня мои слова не имеют такой Šiandien силы, mano žodžiai neturi tokios силу имеют galios, ваши слова. kokią galę turi jūsų žodžiai. Сегодня через меня Христос не может Šiandien per mane Kristus negali сильно, как Он может pasireikšti taip через stipriai, kaip jis gali pasireikšti per jūs. Прямо сейчас настало Nes dabar ваше atėjo время светить. jūsų laikas šviesti. Прямо сейчас, когда Būtent вы dabar, идете долину смертной тени, kai jūs einate mirties свет šešėlių может slėnių, засиять, как šviesa jumise gali nušvisti taip, либо kaip вы niekad anksčiau. ожесточиться. Arba galite užsikėtinti. Сегодня мои слова коллегам на Šiandien работе, mano žodžiai kolegams darbe, Христе, žmonėms aplink apie išgelbėjimą, apie Kristų, kuris mirė už mūsų nuodėmes ir pakvietė mus gyventi amžinai su juo danguje, neturi tokios galios, kokie turi jūsų žodžiai. Вокруг вас люди, которые уже навряд ли держатся, Aplink jūs yra žmonių, kurie jau vargu ar laikosi materialinių gerybių, которые kurios боятся kamuoja смерти, baimė, kurie bijo mirties, которые ищут ответов, kurie ieško atsakymų. люди, у которых нет утешения. Žmonės neturintys paguodos, bet taikos širdyje. Nėra Jėzaus. Не думайте, что вы одни. Nemanykite, kad jūs vieni. Jūs nesate vieni. Dievas yra su Он jumis. все видит и переживает. Jis viską mato ir išgyvena kartu su jumis. Viso pasaulio krikščionis meldžiasi už jūs ir ieško būdų, kaip jums fiziškai padėti. Tikiuosi, nereikia jums priminti, kad ne vienas Kristaus mokinys niekada nepritartų karui, niekada neimtų ginklo, o jei ir paimtų kaip Petras, Jėzus iš karto paprašytų jį nuleisti. Patikėkite, mes taip pat eisime per sunkius laikus, bet dabar yra jūsų metas. Mums daug kas atverta ir mums užtektinai reikės iškęsti. Be karų viešpats įspėjo ir apie badą, ir apie daugelį kitų dalykų. Mes fiziškai randamės kitoje šalyje, bet visi priklausome vienai valstybei. Ar girdite? Užteks Dievo bažnyčios skaldimo čia žemėje. Mes esame vienos karalystės piliečiai. Ar girdite? Mes turime vieną karalių. Jis didesnis nei bet kuris prezidentas. Ir tai Jėzus Kristus. Ar kenčia vienas kūno narys? Kenčia visi. Mes verkėme su verkiančiais. Patikėkite, ateis eilė ir iki mūsų. Mūsų tikėjimas bus išbandytas aplinkybėmis. Bet būtent dabar yra jūsų laikas šviesti. Jūsų eilė parodyti viešpatį. Jūsų eilė būti druska. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai ką ypatingo darote? Paklausė Jėzus. Aš nepraėjau per tai, per ką jūs dabar einate, bet Jėzus praėjo. Ir jis dabar jums sako, nebijokite ir mylėkite. Mylėkite ir nebijokite. Jėzus sakė, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negalinčių nužudyti sielos, bet bijokite labiau to, kuris gali ir sielą, ir kūną pražudyti pragare. Nebijokite taip, kaip bijo šio pasaulio žmonės, nežinantis, kur eina. Mirtis tai gyvenimo dalis. Ir jūs atsidursite su Kristumi, geriausioje vietoje. Tačiau kiti žmonės nepažįsta Kristaus. Ir aš meldžiu jūsų, gelbėkite tuos žmonės. Tiesiog dabar, kas jei ne jūs? Dabar jūs jiems esate vienintelė Biblija. Dabar jūs jiems esate Jėzus. Ką Jėzus darytų jūsų vietoje? O Jėzus gyvena jumise. Jūs sakysite, tu dabar nesi apšaudomas. Taip, todėl aš ir primenu, kad tai jūsų laikas šviesti. Greitai ateis mūsų išbandymo valanda. Kiekvieno tikėjimas bus išbandytas. Kai kam gimti Rusijoje jau yra kančia. Nuo 2014 metų mūsų kainos taip išaugo, kad dažnai nežinau, iš kur paimti pinigų maistui, sauskelniams vaikui. Visas mano atlyginimas išeina buto, komunalinių paslaugų ir benzino apmokėjimui. Pašalpą vaikams dėl kažkokios priežasties nustoja mokėti, o tie $100–150, kuriuos gaudavome iš YouTube, iš kur mes valgėme, dabar tiesiog negaliu jų išgryninti, todėl kad vienu žodžiu sankcijos ir jų pasekmes. Mes negalime išvykti į kitą šalį ir negalėsime.
Мне придется искать вторую работу. Turi ieškoti antro darbo ir pamiršti tarnystę. Если сегодня мы питаемся Jei šiandien valgome макаронами и дешевыми makaronus ir сосисками, pigias вскоре, dešreles, скорее tai greitai tikriausiai net Поверь, ir to neturėsime. впереди Patikėkite, mūsų laukia нас еще более тяжелый. dar sunkesni laikai. Badas, Нас тоже ждет война. mūsų taip pat laukia karas, mūsų taip pat laukia persekiojimai. Ваше Bet dabar jūsų metas šviesti. ваше время подать Jūsų laikas parodyti pavyzdį. ваше время Jūsų laikas vaikščioti tikėjimu, o ne regėjimu. Прошло уже некоторое время. Praėjo kažkiek laiko, tačiau aš beveik nemačiau nei vieno pastoriaus ar tinklaraštininko iš Ukrainos, Призвал молиться за kuris kviestų melstis už priešus. спасение и прощение Už всех mūsų prezidento išgelbėjimą ir visų jo nuodėmio atleidimą. человека, который бы Žmogaus, благодарил Бога kuris за эти dėkotų испытания. Dievui už šios Вот išbandymus. это было бы Tai сильно. būtų stipru. Ведь такой примерно. Juk tokį pavyzdį mums parodė Jėzus, Даже вися. net kabėdamas ant kryžiaus. Мы можем винить кого угодно, но Mes galime всё kaltinti общего bet ką, tačiau viskas leista мы Dievo. должны с достоинством это пройти. Ir mes turime tai išgyventi su orumu. Моя жена родом из Украины. Mano žmona kilusi Она iš говорит, Ukrainos. лучше бы мы сейчас Jis sako, были geriau вместе, būtų, jei dabar лучше бы būtume на jų наш vietoje. дом напали. Geriau, jei mūsų Я namus согласился. užpultų. Ir aš su ją sutikau. Не лучше ли нам оставаться обиженными? Ar negeriau mums likti žaistiems? Я и сам в себе имею как русскую, так и Aš ir pats украинскую turiu кровь. tiek Честно rusiško, говоря, tiek ukrainietiško kraujo. Ir tiesą sakant, šis kraujas yra она vienodas. такого же цвета. Jis tokios pats spalvos. Nėra Мы jokio живем в skirtumo. России, в городе Астрахань, Mes gyvename где проживает Rusijoje, более 200 Astrachanės национальностей. mieste, kuriame gyvena daugiau nei 200 tautybių. Приходя в церковь Bet к net африканцам, eidamas į bažnyčią pas совершенно afrikiečius другой iš страны, visiškai kitos šalies, культуры, с другим kultūros, цветом кожи, su kitokia с другим odos языком. spalva ir kita kalba, Я говорил эти слова. aš sakydavau šios žodžius. Dvasia ta pati. Mes tikime vienu Dievu. Ateisime į tą pačią dangaus karalystę. Я родился с украинской фамилией. Aš gimiau su ukrainietiška pavardė iš mano tėvo, Мама моей матери. kuris apgaudinėjo mano mamą, naudojo smurtą ir paliko mus, kai man buvo 3-4 Я metai. остался с мамой, которая была Aš likau su mama, kuri buvo rusė. папой, я начал называть отчимом. Tėvą pradėjau vadinti Сейчас patėviu ношу фамилию. ir dabar nešioju jo pavardę - Но Agafonov. мое сердце никак не ожесточилось. Ir mano širdis niekaip neužsikietino prieš ukrainiečius, net minties tokios neprisileidau, todėl kad prie ko čia tauta? Уже даже тогда я понял, Jau что tada хорошие supratau, и плохие люди kad вместе geri везде. ir blogi žmonės yra visur. Полные патчи, рожденные от Бога. Ramybė jums, gimė iš Dievo, dangaus piliečiai. Хватит разделений. Užteks susiskaldimo. Иудеи ненавидели римлян за Judėjai оккупацию. nekentė romėnų dėl jų Они okupacijos. ненавидели римские Jie власти. nekentė romėnų Иисуса valdžios. пытались поймать на этой теме. Jėzų bandė sukompromituoti šią temą ir Сколько klausė, платить кесарю? ar reikia mokėti Cezariui? На чьей ты стороне? Kurioje pusėje tu, Jėzau? На стороне какого царства был Kokios Бог, karalystės против pusėje какого buvo Иисус Dievas ir боролся? prieš kokią karalystę Jėzus meldėsi? Наш Бог больше не сражается Mūsų за Dievas земное daugiau царство. nebekovoja už žemiškas karalystės. Принес Jis свое. atnešė savo. Наш Бог больше не Mūsų ставит Dievas своих избранных царей, daugiau священников nebepaskiria и savo богинь, išrinktųjų karalių ir потому kunigų что есть šiame Его pasaulyje, царство. todėl kad yra jo Только karalystė. один Ir tik поставленный vienas на вечный amžinai царь paskirtas и karalius один ir первосвященник. vienas vyriausiasis kunigas. Все мы, O mes Его visi царственное священство, jo karališkoji в Его kunigystė, вечном царстве, jo amžinojoje а не в этом karalystėje, погибающем o ne мире šiame žūstančiame с pasaulyje совершенными правителями. su jo netobulais Это valdovais. земля, и Tai все žemė. дела на ней. Ir visi darbai joje sudegs. Сейчас ваше время светить. Dabar jūsų laikas šviesti. Ir prašau, neužkietinkite savo širdžių. Taip, daug neteisybės ir jos bus dar daugiau. Bet nežiūrėkite kaip šis pasaulis, žiūrėkite jo akimis, neteiskite nieko, nes man priklauso kerštas, aš atlyginsiu, sako viešpats. Наше единство не в политике, Mūsų vienybė не nėra в politikoje, национальном флаге, nėra nacionalinėje vėliavoje, ne bažnytinėje denominacijoje, ne jokioje sistemoje. Mūsų vienybė yra tik dvasioje ir tik viename asmenyje. Jėzus. Я хочу напомнить вам, что мы граждане Noriu одного Jums царства. priminti, Вы kad слышите? mes esame vienos karalystės piliečiai. Ar girdite, nesvarbu, kur tu gimiai, nesvarbu, kokios spalvos tavo oda, jei Jėzus yra tavo viešpats, mes esame viena tauta.
Mes turime dangiškus pasus, mes turime vieną įstatymą įrašytą širdise. Mūsų tarpe yra brolystė, tarp mūsų yra meilė vienas kitam. Nežiūrėkite į tuos, kurie nekenčia savo brolių. Biblija sako, kad tai žudikai. Nežiūrėkite į tuos, kurie jums nerodo meilės. Jie neturi Dievo ir jie bus pasmerkti už savo darbus. Bet ne jumis, o Dievu. Palikite sprendimą jam, mylėkite patys ir žinokite, kad yra jūsų tikrieji broliai, kurie jūs myli ir pasiruošę padėti viskuo, ko gali. Mes esame dvasinėme kare. Čia nėra tautos. Nėra karo prieš žmonės. Čia yra tik Dievo vaikai ir žmonės vaikštantis tamsoje, kurie eina pražūties keliu. Mūsų karas ne prieš žmonės, o prieš tamsos dvasias, prieš velnę, kuriam liko nedaug laiko. Štai mūsų tikrasis priešininkas, jau daugybę tūkstančių metų. Štai, dėl ko mirdavo pirmieji krikščionys ir dėl ko mirs paskutiniai. Bet netrukus viskas baigsis. Mūsų viešpaties karalystėje nebus nei ašarų, nei dvoko, nei ligų. Mes savo viduje jau nešiojame šią karalystę ir jau gyvename dangaus įstatymais. Jėzus jau nugalėjo ir greitai apie tai sužinos visi. Priešais Jėzaus vardą nusilenks kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, visi garbins jo vardą. Jokio žemiško prezidento, jokios žemiškos karalystės. Visa šlovė priklauso tik jam. Ir savo šlovės Dievas niekam neatiduos. Tebūna čia žemėje jo valia ir jo karalystė. Šiandien yra laikas, kai atsiveria, kas yra kas Jėzuje Kristuje iš tikrųjų. Vieni užsikėtina, o kiti parodo Kristų savyje visų grožiu. Išspaus citriną ir gausi citrinos sultis. Išspaus krikščionį ir rasi Kristų. Mes jau seniai meldžiamės dėl Dievo vaikų vienybės visame pasaulyje. Ir esu įsitikinęs, kad dabar jos bus dar daugiau. Kai kas sako, kad šie įvykiai skaldo Kristaus kūną, tačiau tai melas. Karas skaldo bažnytinės sistemas, sąjungas, bet niekada nesupriešins tikrųjų Dievo vaikų. Pasakysiu dar daugiau. Tikintiesiems, pašauktiems pagal jo valią, viskas tarnauja gėriui. Kokioje situacijoje jūs dar bebūtumėt, viskas išeina į gerą. Viskas, ką Dievas leidžia, nėra be priežasties. Kaip pirmieji persekiojimai pirmiesiems krikščionims, taip ir sunkumai šiandien. Tegul mane daugelis teisia, bet Viešpats nė akimirkos manęs neįkvėpia melstis, kad nebūtų karo. Kodėl? Nes Jėzus sakė, kad taip turi būti. Mūsų užduotis melstis ne dėl to, kad nebūtų sunkumų, o kad mes juos oriai įveiktume, kad taptume stipresni, kad padėtume kitiems aplink mus. Jėzus nesakė melstis prieš karus, jis sakė, kad tai turi įvykti. Jis nesakė melstis prieš pandemiją, jis sakė, kad tai turi būti. Bet jums neturėtų būti baisu. Jums tai nėra baisu. Jis sakė, kad pasaulyje turėsite vargą. Bet jis sakė, būkite stiprus, nes aš nugalėjau pasaulį. Jėzus nesakė, prakeikinėkite priešus, jis sakė juos laiminti ir melstis už juos. Šiuo metu kažkur Azijoje persekiojama Kristaus bažnyčia. Šiuo metu nuo bado miršta daugiau žmonių nei nuo pandemijos. 2020 metais badu mirusių žmonių skaičius padidėjo 6 kartus. Tiesiog dabar vyksta karai ir žmogžudystės. Ar Jėzus sakė melstis, kad nebūtų visų tų nelaimių ir nedorybių? Ar kad mums reikia išlaikyti meilę ir tikėjimą tais laikais? Laukti su viltimi išganytojo ir laiko, kai jis prikels mūsų mirtingus kūnus. Aš nemeldžiu, kad taika ir saugumas būtų šiame pasaulyje. Aš meldžiu, kad Viešpats greičiau ateitų. Vadinasi, visa tai turi įvykti. Tai pasieks ir mus. Aš meldžiu dėl taikos ir saugumo Dievo vaikų širdise ir sielose. Visada, bet kuriuo metu. Būkite drąsūs. Jėzus nugalėjo pasaulį. Šiandien jūsų laikas šviesti. Nes kuo tirštesnė tamsa, tuo ryškesnė šviesa.